Labas rytas, enduro sezono atidarimas. Kokios nuotaikos, kaip jaučiamės? Ai, supratau, jūs prakinius nieko nematot, viskas aišku. Labas rytas, Ramūnai, kur esat? Mes mylim Lietuvos ir gerbėm gamtą. Kokiam renginy? Atidarimas enduro. Pasiruošę endurint? Supratom. Kaip oras? Kaip nuotaikos? Labas rytas, Dainius. Labas rytas. Kur esate? Nu, nežinau, miške kažkur. Kokiai šventei? Atidarimas. Kaip nuotaikos, kaip oras? Nu, vat kaip matote, jis visada geras būna per atidarimą. Per enduro atidarimą negali būti blogas. Tai šis, kodėl jūs taip lakstote? Aš dabar, jūs mane interviu įmate, ne? Labas rytas, matau dizelį pilotą, ne? Jo, baltarusiška. O šitas aparatas ant baltarusiško dizelio gerai eina? Vat bandysim dabar, pasižiūrėsim. O vožtuvus reguliuoti reikia ant dizelio šitą ar ne? Reikia juos pirmiausiai surasti. Labą dieną, matau atvažiavote iš kokio rajono? Tai iš Klaipėdos, iš Klaipėdos. O, nebuvo šalta? Mašinai ne. Supratau, atvažiavote kokiu motociklu? Atvažiavome automobiliu pasimti vat naujo motociklo, vat ugnius atvarė, tai vat važiuosim dabar atidarimas nauju. O sakykit, nebaisu su tokiom padangom endurint, nes aš kaip supratau, čia... Ne pirma diena su tokiom padangom, daug metų jau važiuojame. Nu ir standartinis klausimas, kiek ryja benzą? Tai vat išbandysim šiandien, nežinau, dar sakė labai nedaug, grėtinis laikelis dienai. Labai gerai, lauksim finišą. Dėkui, susitiksim. Daugiau rodo. Sveiki, Elgi, jūs esate enduro zonos finiše, sveikinam atvykus, kaip įspūdžiai? Labai gerai, kad mes spėjom į kontrolinį laiką ir aš važiavau paskutinis ir berniukas krikštas praėjo. Nebuvo sunku? Jisai pasirodo bankininkas ir pirmą kartą išvažiavo į Bekelį. Šiaip tai padangos pas jį ne ką geresnės už mano. Bet patirtis yra patirtis. Taip, labai super, gerai. Taip, kad jam sakyčiau, ai, dabar jisai mane plovų vaišins. Čia girdėjom, plovų vaišinsit kažką. Plovų? Jo. Ai, va. Nu ir kaip įspūdžiai? Gerai, nebaisu? Kaip jūs nelėja, labai gerai. Geri mokytojai. Sušalokiau. Gerai. Labą dieną, jūs atvykote į finišą, esate enduro sezono atidarime, kaip sekėsi? Puikiai sekėsi, bet aš galvoju, kad tau garsas bus blogas, nes vėjas labai pučia. Aš primontuosiu. Aš manau, kad man važiuoti sekėsi geriau, negu tau filmuoti sekėsi. O čia Sony viskas sutvarkys. Jo, iškirpsim. Šitas bus delete. Labai fainai ir manau, kad nelabai daug nubūdėjom, nes sakė, bus apie 90 km, mūsų GPS rodo 91 km, 400 metrų. Bet tai... Kaip apylinkės, labai patiko ar nepatiko? Tankų nematėm, patrankų, kurios gamino, sakė, irgi neteko sutikti, o šiaip viskas gerai. Teko jau važinėti šitose apylinkėse, graži ta Lietuva mūsų. Kaip šitą purvą buvo daug galių?
Kurvo buvo nedaug, va, tik tai, va tiek, va, tai net iki kelių neišsipurvinom, tai visai nekiaulės jokios. Supratau. Ačiū labai, lauksim dar. Enduro klubo narių. Būti ištikimų, sąžiningų ir klubo narių. Pasižadu savo enduro motociklą mylėti ir gerbti. Savo enduro motociklą mylėti ir gerbti. Naudokite visada švarius rankšluosčius. Jeigu rasti daug karvių kelią. Gauna tam tikrą atributikos komplektą, tai yra džemperis, kurias matot, kad mes esam pasipuošę kitos atributikos, tai prašau šitą atributiką gerbti, rodyti pavyzdį visiems ir būti pažibo Lietuvos motociklų pasaulyje. Dar sykį sveikinu, Leidai, prašau, Aldoną sveikiname labai, tapęs Enduro klubo nariu. Pasikartosiu, sveikiname Aldoną Šitau nuo mūsų klubo. Paplojame jiems! Kaip įspūdžiai, Mariau? Sakyk gerai, gerai, Genai. o taip. Ačiū mūsų ilgamečiam partneriui Monsteriui. Šiemet prie mūsų prisidėjo Kamoto. Žinoma, Žilvinai, Bike Parts iš Kauno. Ačiū tau. Moto dėjui. Pilsime baltarusišką saliarką. Bruta. Nes buvo ir daugiau dalyvių, net 35 komandos turbūt rekordinis. Įsikrovimas, greitą režimą. Spaukšt. To daikto pasikreisime. Aš noriu, kad per šitą, tai jo, atsiprašau, kad per šitą, aš einu čia. Tu man padarinėk. Čia yra preisai, čia yra... Ačiū. Neiškenti. Jėgo. Dar vienas narys. Ir pirmos vietos nugalėtojai šį kartą Enduro zona, tai yra komanda numeris 19, Darius Miškilis, Darius Mušonis. Kviečiam juos. Nario komanda MMD. Valio. Nikolas ir Marius. Penkta vieta. Pasilieka Čičiuvai tą patį. Diplomo neturim, atiduodam jūsų parašą. Labai gerai. Ketvirta vieta. Enduro klubo nariai. Truputį pasiklydę Tadas Parkus ir Mindaugas Daugėla. Va, prašau. Ir tai tas, rinko visus taškus.
Trečia vieta. LLT. Aidas Bubinas ir Adas Bernius. Kviečiam juos. Aidas valė. Adas kalba. O, žiūrėk, mūsų. Ir pirmoji vieta. Šitas pavadinimas skamba kiekvienais metais mūsų šventėse. Ir spėkit, koks jisai. Miško pėjos! Tai ką, ačiū dalyvavusiem dar kartelį, ačiū rėmėjam, ačiū vėlgi už gerą orą. Jūra nebuvo taip blogai. Gerai, kviečiam, kad dalyvavom. Taip kaip Bubinas darė. Taip ir šituos laikus.